Esame prie Pagėgių evangelikų bažnyčios, kurioje melsdavosi ir mano močiutė, ir jos broliai su tėvais. Šiaip tas religinis gyvenimas vykdavo sekmadieniais Šakininkų kaime. Mano močiutės tėvai pravesdavo tokius kaip maldos popietės ar prieš pietus. Skaitydavo močiutės mama Marta iš pamokslų knygos. Kažkokia žodžiu, pamokslų knyga. Su iliustracijom aš esu mačiusi tą knygą. Ir taip pat Šakininkų kaime būdavo sakytojas, atvykdavo iš Tilžės. Pas Gustavą Motiejų. Bet apie Šakininkų kaimą galėsim pakalbėti vėliau, kadangi mes turim visą aprašymą apie tą kaimą. Viešpatie tau arčiau, tau vis arčiau, nors ir per kryžių kilsiu aukščiau, vis tiek giesmės skambės, Dieve arčiau tavęs, Viešpatie tau arčiau, tau vis arčiau. Šita bažnytėlė buvo pastatyta 1933, buvo salė pastatyta. 1938 metais pristatytas bokštas. Ir naudota ta bažnyčia Pagėgių evangelikų liuteronų parapijai. Po karo 1947 buvo atimta, nes po 1945 metų parapija dar buvo prašiusi, kad leistų naudotis kaip bažnyčiai, bet 1947 metais atėmė tą bažnyčią, padarė kino teatras Komjaunuolis. Prieš tai buvo padarytas grūdų sandėlys po 1947 metų, kai atėmė. O paskui po kelių metų padarė kino teatrą Komjaunuolį. Tas kino teatras išbuvo iki pat Tarybų sąjungos sugriuvimo, tai iki 90 metų. Nuo 90 metų buvo grąžinta bažnyčia parapijiečiams, nes susirinko 20-ukas ir paprašė, kad leistų vėl atkurti parapiją ir grąžintų bažnyčią. Pradėjom remonto darbus ir čia buvo aparatūra visa kino teatro. Siena buvo užmūryta ir ten buvo ekranas toliau. Ir 2000-aisiais pilnai užbaigėm suremontuoti ir va taip naudojamės iki šiol. Mamos gyvenimas buvo tampriai susietas su malda ir su giesme. Jau vaikystėje močiutė Marta susodindavo visus vaikus prie stalo ir sekmadieniais skaitydavo iš pamokslų knygos. Mama mėgo muziką, dar mėgo ir dainą. Dalyvavo Haidės chore, dalyvavo kultūros namų chore. Ir namuose pas mus yra tradicija per šventes pagiedoti. Brolio žmona Inesa puikiai groja pianinu, brolis groja akordeonu, o mes visi pritarėme. Mama visada irgi melsdavosi vakare iš ryto ir aš prašydavau, kad mane palaimintų. Kai reikėdavo važiuoti į kelionę ar kokį svarbų darbą atlikti, mama visada laimindavo. Ir man iki šiol yra išlikęs šitie įspūdžiai. Tai Rudžių šeima gyvenusi Šakininkų kaime prieškario laikotarpiu, 30 metais, tai iki 40-ųjų, važiuodavo į šitą bažnyčią melstis arba į Tilžės bažnyčią. Ir kartais sekmadienį tiesiog būdavo malda namie. Tai surinkdavo šeimą ir būtent ne tėtis Jurgis skaitydavo maldas, o mama Marta iš pamokslų knygos. Mano močiutė nebuvo ten iš tų labai pamaldžių žmonių, galim sakyti, kad ten nelabai praktikuodavo, ypač po to sovietmetis, kai atėjo, bet vis tiek tas maldingumas išliko ir tai rodo tai, kad jinai mus anūkus mokė maldų.
mane ir mano brolį išmokino vokiškos maldos tokios. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu, Vater lass die Augen dein, über meinem Bettchen sein. Ir yra dar vienas posmelis, kurio aš iki neišmokau atmintinai, bet mano brolis yra išmokęs ir tą kitą stulpelį. Ir dabar dar deklamuoja. Tai va, o šiaip močiutės tėtis Jurgis Rudys irgi, jisai buvo pamaldus žmogus, nes jie lietuvininkai turėdavo tą dievo baimingumą labai. Nes ir prosenelio brolis Mikelis, nors ten gyvenimas buvo visoks ir žmonės buvo visokie, bet tą dievo baimingumą jie turėjo. Liudija jo anūkas Hartmutas, Halijos universiteto docentas teologijos, kaip jisai buvo susitikęs su juo ir rytais atsisėsdavo, jau senatvėje tas žmogus buvo, atsiklaupdavo ant kelio, žodžiu, ir melsdavosi ten, atgailaudavo ir taip toliau, ir turėjo tokio dievo baimės, tokios gerai prasme dvasios. Tai tiek. Jais Kristus sparnais džiaugsmų šalin, nuo žemės ir žvaigždžių tolyn aukštyn. Tai ir tada skambės Dieve arčiau tavęs, viešpatie tau arčiau, tau vis arčiau. Stovime prie Pagėgių realinės žemės ūkio mokyklos pastato buvusio, kuriame dabar įsikūrusi Algimanto Mackaus gimnazija. Čia nuo 20 kažkelintų metų veikia žemės ūkio realinė mokykla, ruošusi žemės ūkio darbuotojus. Ir šitą mokyklą yra, šioje mokykloje mokėsi močiutės brolis Ernstas, bet jos nebaigė, kadangi jisai buvo vyriausias sūnus. Jisai sakė, kad aš ir taip ūkį paveldėsiu, kam čia man mokytis, čia man nėra esmės, ir žodžiu, jis nebaigė tos mokyklos. O močiutė irgi mokėsi 1, man atrodo, metus, nuo 40 iki 41 metų, tiksliai ten reikėtų pasitikslinti. Ir yra išlikusios nuotraukos, kur yra šios mokyklos auklėtinės. Va. Ir čia yra močiutė sėdi čia, o jos sesuo Ani yra čia. Stovime prie buvusio Pagėgių žemės ūkio banko Pagėgių skyriaus pastato, kuriame gyveno taip pat ir mano seneliai Šarlota Rudytė Jonaitinė ir su savo šeima. Ir gyvenant čia gimė ir mano teta Renata, kuri papasakos, ir taip pat mano tėtis Marijus gimęs irgi Pagėgiuose, ir čia vat, jie, kaip sakant, praleido savo pirmosius vaikystės metus, o po to persikėlė į Šilutę. Tai Taip pat po karo dar tėvai gyveno dar Bardėnuose, o iš Bardėnų atvažiavo į Pagėgius. Ir kartu pas mus prisiglaudė Elenos Kondratavičienės šeima. Tai žymi lietuvininkė, laukininkė, jinai buvo 4 asmenų šeima. Grįžus iš Sibiro. Kai jie grįžo į Sibiro, mes juos priėmėm, labai susidraugavom ir po to buvom draugai iki pat jų mirties. Čia turėjo ūkį, mamai teko nelengva našta su viskom tvarkytis, ir gyvuliai, ir daržai, ir viskas, bet jinai puikiai su tuo susitvarkė. Čia gimiau aš ir gimė mano brolis Marijus. Kai buvau 5 metų, susirgau labai sunkia liga. Po karo nebuvo nei vaistų, nei vaistinės, čia nebuvo nei nieko. Bet šitos vaistus turėjo viena felčerė, bet jinai gyveno čia už miško. Ir mama naktį viena praėjo mišką ir gavo iš tos moters tų vaistų, ir aš pasveikau. Aš iki šiol esu dėkinga savo mamai už tai. Dar toks įvykis buvo. Prie kaiminų, dabar aš nepasakysiu, kur namas buvo, užsidegė tvartas. Liepsna jau buvo apėmusi visą pastatą, o viduj vargšė karvutė buvo. Ir mama
tiesiai šoko į ugnį, išvedė tą gyvulį ir taip išgelbėjo. Ir kai tik išvedė, krito stogas ir visas pastatas sugriuvo. Kartu gyveno su mumis ir senelis Jurgis. Buvo nagingas, buvo patyręs žvejys, užsiimdavo staliaus darbais. Padarė medinį arkliuką, tokį nedidelį, ant kurio buvo galima suptis. Aš labai mėgau ant to arkliuko suptis. Ir teko kelis kartus net nukristi nuo to arkliuko. Bet dėja neišliko. Toks juodai dažytas buvo gražus. Tu gal, Kristupai, papildai. Čia turiu nuotrauką, va tavo, žiūrėk. Čia irgi tu esi, ar ne? Čia aš esu. O čia? Aš. Tai va, tai pagėgių laikotarpis, va, kaip atrodė. Na, čia žiemą su, galbūt seneliu su baltom rogom. Kampiniai langai. Čia žiūrėk, ne jūsų namas, šitas man tai panašus. Šitas, čia durys irgi ten. Sutampa čia. Nu, panašu. Nu tai, gal ir čia, nežinau. Čia aš esu. Čia tu, ne? Taip. Nežinau, darželis irgi pasikeitęs ten, nežinau priekyje ar belikė yra darželis ar ne. Čia visada žydėdavo gėlės prie namo. Jo, autentikos jau yra labai mažai. Deja. Esame Šakininkų kaime, kuriame gimė mano močiutė ir kuriame gyvena mano proseneliai Jurgis Rudys ir Marta Valaitytė Rudienė. Tai čia yra gimę visi ir močiutės broliai, ir sesuo Anė. Ir čia aš turiu nuotrauką, kaip visa šeima nusifotografavusi prie čia šalia stovinčio gyvenamo namo, kuris, aišku, dabar atrodo visiškai kitaip, yra perdarytas, nieko autentiško praktiškai nelikę, bet mes stovime autentiškoje vietoje, kuriame vyko gyvenimas, buvo ūkio darbai. Prosenelis Jurgis turėjo didelį bityną, 45 avilius. Yra daug išlikusių nuotraukų prie šito tvarto ir mano močiutė su savo arkliuku, kurių turėjo ne vieną ar 3 arklius, turėjo karves ar 8 turėjo, žemės turėjo margais matuodavo žemę, tai tas matavimo vienetas, kurį nupjaudavo ar nuardavo žmogus nuo ryto iki pietų arba iki vakaro, tai vadinasi vienas morgas, tai yra 0,25 hektaro. Tai turėjo tų margų, ar dabar aš toj pažiūrėsiu, kiek ten jis turėjo tų margų. Aš palaikysiu tą nuotrauką. Ar 80. Kad senelis Jurgis būdavo gan griežtas vaikų atžvilgių, vaikų auklėjimo, jeigu vaikai prasikalsdavo, tai visi už vieną, jos visus uždarydavo į kaliūzę, tai vadinama po laiptais. Kažkur čia buvo laiptai ir, žodžiu, vaikus uždarydavo prasikaltusius, kai ar tai langai išdauždavo, ar ten dar kokią šunybę iškrėsdavo.
Tai va, ir čia vykdavo tie sekmadienio tos pamaldos, kur Marta pravesdavo, skaitydavo. Nu, čia gimė mama 21 metų, 5 mėnesio, 2 dieną. Čia prabėgo jos vaikystė, prabėgo gražiausias laikas. Lankė Prūselių pradinę mokyklą. Tie Prūseliai čia netoliese yra, bet jau kaimo nebėra. Tiksliau buvo. Va, Prūselių kaimo mokykla ir čia yra Erstas brolis, ir Alfredas, ir Šarlota. Tai Prūselių mokykloje, vadinasi, jinai buvo Volksschule ir joje pamokos vykdavo į vokiečių ir lietuvių kalba. Mokytojas buvo Vili Normanas ir yra visas tos nuotraukos aprašymas su visais vardais ir pavardėm šitų vaikų, kurie yra šito kaimo ūkininkų vaikai. Čia šitam Šakininkų kaime buvo ir užeiga, kuri vadinasi Raudonasis ąsotis, Roter Krug. Ir yra irgi netgi atviruko, aš turiu iliustraciją tos užeigos. Čia dar yra nuotrauka Ani vestuvių priešais šitą namą. Pasakyk, kas ta Ani? Vyriausias močiutės sesers Ani, kuri gimė 16 metais. Jos vestuvė su pirmoju vyru, kuris žuvo Antrajame pasauliniame kare. Tai kai mes kalbam apie lietuvininkus, tai mes turim pabrėžti, kad visi yra tragiško likimo, nes susijusios su sovietų okupacija. Ir 44 metų spalio mėnesį vietos valdžia prievartos būdu, tiesiog jie turėjo pasakyta, buvo trauktis per šitą tilžę link Vokietijos. Ir senelio šeima, prosenelio šeima, žodžiu, prosenelis Jurgis, prosenelė Marta ir dukra Šarlota, jie trise išvyko 1944 m. spalio 21 dieną per tilžę, pasikinkė arkliuką, susidėjo daiktus kažkokius tai ir pajudėjo, traukėsi iš gimtųjų namų. Ir, žodžiu, tas jų pasitraukimas buvo ilgas ir sudėtingas, visokiausių nuotykių, minimi Palmininkų kaimas, Ūbininkų kaimas, kur ten buvo kažkuriuo metu apsistoję, paskui Rokeln dvaras, tai lietuviškai Rokeln, aš ten buvau užsirašęs dabar pamiršau, bet ten tame dvare buvo susitikęs su broliu Ernstu, kuris tai buvo paimtas irgi į kariuomenę nuo 40 metų ir kariavo, buvo 2 kartus sužeistas. Buvo ligoninėje Dancigo mieste, dabartiniam Gdanske, ir yra irgi išlikęs iš tų laikų jo buvimo lazarete, kaip vadinama, nuotraukų, senųjų Gdansko nuotraukų, toksai reprodukcijų rinkinukas, tai čia aš irgi jį turiu. Tai va, ir taip pat yra nuotrauka iš... Ani vestuvė yra. Taip, Ani vestuvės. Čia, kaip sakant, irgi mes galėsim parodyti nuotrauką, kas kur yra. Ten yra ir prosenelė, ir yra prosenelė sesuo jaunesnioji Elena arba Lėnė. Ir jos vyras antras taip pat. Taip, va čia mes turim Anį nuotrauką, jinai buvo vyriausia dukra, labai simpatiška ir buvo šiek tiek išskirtinė šeimoje laikoma, ta prasme, kad šiek tiek būdavo lepinama. Marta mirė 45 metų birželio 21 dieną, skusdama kaštono didumo bulves. Mir virš šlecht, sukniubo ir viskas. Tėvas žiūrėjo tuo metu bites. 3 aviliai buvo likę iš 45. Padėjo ant aukšto numirusią mamą, juoda suknia, batų neturėjo, taip ir palaidojo tik su kojinėm, birželio 23 dieną, tose šalia kapinėse, kur mes nuvažiuosime. Ir čia jau buvo naujai išsikėlę gyventojai šitoj sodybai, Baubliai pavardė. Ir naujasis gyventojas Baublys pasakė, greičiau laidokitės, man visas namas prasmirs. Šarlotė sako, ne tavo reikalas, trenkė durimis. Ir tie naujieji šeimininkai Baublys rado Rūsy visus indus ten, ką turėjo, brangesnė buvo paslėpę, bet sakė, viskas buvo jau pasiimta. Žodžiu, nieko neturėjo ir buvo išvaryti iš šito kaimo, nes po kelių dienų jau įsidarbino Bubliškas tarybiniam ūkį čia Bardėnų kaime. Tiek močiutė ten virtuvėje įsidarbino, tiek senelis, prosenelis. Tai va.
Ir pažįstamų neturėjo nei vieno, visi buvo svetimi lietuviai. Karstą dėžę pasisiūlė padaryti Gužauskas. Ir dar davė savo arklį. Ir davė, sakė, tėtis pasakojo močiutė, kad davė tokį mėšliną vežimą tam lavonui vežti, žodžiu, laidotuvėmis atseit, sakė, visas mėšlinas buvo turėję patys ją įsivalyti. Ir va tokios buvo laidotuvės, kuriuose dalyvavo ten ar 3-4 žmonės, tik tai močiutė, jos tėtis ir dar gal vienas kitas. Tai va tokios buvo. Tas liūdnas, tų vietinių gyventojų likimas labai atsispindi per mano senelių ir prosenelių šeimų istorijas. Esame Šakininkų kaimo kapinėse senosiuose, kitų čia turbūt ir nėra. Dar įdomu, kad Šakininkų kaimo etimologija, iš kur kilęs pavadinimas, tai skaičiau internete, kad galimai kilęs iš prūsiško žodžio šoks, nes šitą kaimą vadindavo ne tik šakininkai, bet ir šokai. O šoks prūsiškai reikšdavo šviežiai nupjautą žalią žolę. Tai va, tai čia labai, kaip sakant, į temą, nes čia buvo užliejamos pievos, jie šienaudavo ir dėl to turbūt tas ir pavadinimas čia yra kilęs. Tai va, kaimas turėjo savo kapinės, kuriuose buvo laidojami Šakininkų ir Prūselio kaimo mirę gyventojai. Kapai buvo gerai prižiūrimi, stovėjo daug gražių paminklų, kurie po karo rusų kareivių buvo sunaikinti arba išgrobstyti, kaip ir daugelis šio krašto kapinių. Kapinės tebestovi, tačiau dalinai yra apleistos, nes nebėra čia artimųjų palikuonių, kurie galėtų kapinės prižiūrėti. Čia rašyta galbūt yra 80-aisiais kažkada metais. Kapų šventės buvo švenčiamos per Velykas čia. Tai va, tai čia matome mano prosenelių kapus, kurie buvo Šakininkų šitos sodybos šeimininkai. Tai prosenelė Marta Rudienė Valaitytė ir prosenelis Jurgis Rudys, o šalia iš kairės yra jų sūnelis, kuris gimė negyvas arba tik kelias valandas išgyvenęs be vardo 22 metais. Ir va, čia matom pagal pavardės, mačiau ir Šermoks kapas, ir kurias skaičiau tos gyventojus, tai čia jie visi ir atgulę yra. Ir rami vieta dabar, amžino poilsio vieta graži. Kartais atvažiuojam čia per vėlines, dažniausiai apie vėlines. Kartą metuose ar kartą į 2 metus, 2 metus tengiamės atvažiuoti. Prosenelis Jurgis palaidotas čia, bet jisai yra miręs Šilutėje, kur persikėlė su dukros Šarlotos šeima. Buvo perverstas čia į šeimos kapą šalia savo žmonos Martos Rudienės. Čia mano mėgiama giesmė yra ir ją dažnai giedodavom kapinių šventėse. O dabar savo seneliam ir proseneliam pagiedokim. Širdie pavargus ar žinai, yra namai be rūpesčių, kur baigsis permainos vargai, kas ten ilsėtis netrokštų. O lauk, lauk kantriai ir pakentėk, o lauk, nuolankiai ir vis būdėk, o lauk, būdėk, lauk nuolankiai, kantriai, lauk nuolankiai. Tačiau jei linksti po našta, dangaus perleista ant tavęs, pažvelk aukštyn, tenai yra vieta, kur nieks nebekentės. O lauk, lauk kantriai ir pakentėk, o lauk, nuolankiai ir vis būdėk, o lauk, būdėk, lauk nuolankiai, kantriai, lauk nuolankiai.